Po skaudaus pralaimėjimo sienoje prieš vietos Montepaschi, Kauno Žalgirio krepšininkai bandys reabilituotis prieš savo komandos gerbėjus Kauno sporto halėje. Į Kauną atvyksta galingoji Barselonos ekipa. Tarp sezonių baskų klubas pasistiprino rimtai žaidėjas. Vienas jų visame pasaulyje giriamasis jaunasis ispanas Rikis Rubio. Nors jaunasis talentas iš Ispanijos ir pelno po beveik 6 taškus, tačiau atlieka net po 7 rezultatyvius perdavimus bei perima po 2 kamuolius. Be jaunojo talento iš Ispanijos baskų klube yra pakankamai kitų individualiai stiprių žaidėjų. Pitas Mikaelis vidutiniškai surenka po 16 taškų ir sugriebė po beveik 6 atšokusius kamuolius. Tuo tarpu buvęs vienas CSKA lyderių Terencas Morisas per 18 aikštelėje praleistų minučių surenka po beveik 12 taškų, bet kovoja po 6 kamuolius. Kauno Žalgirio komandoje sėkmingiausiai sekasi amerikiečiui Markusui Braunui. Eurolygos vilkas sienoje pelnė 17 taškų, sumesdamas beveik visus mestus metimus. Po puikaus pasirodymo pirmame mače prieš Prancūzijos Asvel komandą, jaunasis Mantas Kalnietis sugebėjo išlaikyti Italijoje tik vieną aukštą skaičių savo statistikoje – klaidas. Gynėjas klysta per kiekvienas Eurolygos varžybas beveik po 5 kartus. Travisas Watsonas nors ir surinko 10 taškų ir atkovojo 6 kamuolius, tačiau tai menkai prisidėjo, kad Žalgiris bent kažkiek pasipriešintų sienos Montepaschi ekipai. Kauno komandoje vis labiau įsižaidžia Dainių Šalingą. Per paskutinės varžybas sienoje įmetė 13 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Asistavo komandos draugams 2 kartus ir perėmė 2 kamuolius. Dar geresnio pasirodymo iš ilgamečio Kauno komandos žaidėjo tikimasi per šias varžybas. Vakaras Italijoje Martynui Pociui nebuvo geriausios. Gynėjas tepelnė 5 taškus, suklydo net 5 kartus bei prasižengė 4, taip surinkdamas -3 naudingumo balus. Barcelono ekipos žaidimo braižas yra puikiai pažįstamas. Tai yra tipinė Europos krepšinio propaguotoja. Nors vyriausiasis Kauno komandos treneris Gintaras Krapikas dar neleido savo komandoms gerbėjams pamatyti konkrečių komandos žaidimo kontūrų, galbūt tai jau išvysime mače su Barcelona ekipa. Kauno Žalgirio ir Barcelonos dvikovą stebėkite jau šį ketvirtadienį 19:45 min. Tiesioginė transliacija iš Kauno.